komanda Žalgirio Romėnų legioną įveik nusprendė taurių finale. Ir kova užvirė arenoj žudbutinė, na galgi trečias kartas nemeluos. Nusprendė dėl trofėjaus europinio kovot kaip bočiai Žalgirio laukuos. Nors žalgiriečiai plušo gynės, bet vengė vyrai lemiamų metimų. Tik vot Leštombergo tandemas gesino bręstančias problemas. Ir nežinia, kaip viskas baigtus, jei ne taškų rezervo kraitys. Gi Sauliaus soliniai viražai vis krovė pergaliai bagažą. Nors ir naujokai Eurolygos tikrai kaip Žalgirio laukia. Vaikinai kovės kaip karžygiai su Romos liūtais Belgrade. Nors Frani centrą mūsų pagrindinį Belgrado publika sava palaikė, tačiau Milano asai gesino ir negausus taškų jo buvo kraitis. Na, o Aurelijui Žukauskui matyt priseis pakeist Ilgauską, nes šis nuo dolerių apakęs žaist už tėvynę atsisakė. Su gladiatoriais krepšinio Musabas grūmėsi kaip liūtas, tik žaist už Lietuvos rinktinę jis negalės, mat jau senukas. Europos pjedestalas laukia, pasaulio čempionatas šaukia. Tad grįžkit kirsti cepelinų ir garsint Lietuvos krepšinio. Pats laikas kurt tautos komandą ir grįžt namo krepšinio grandams. Vilionės tapt milijonieriais per daug užvaldė legionierius. Pirmyn tad žalgiriečiai, jūs Eurolygą kviečia. Europos taurės prizas, nepaprastas siurprizas. Tačiau sena svajonė, Europos čempionė. Tad Lietuvos krepšinį Europoje tapk auksiniai.